Sveiki! Šiandien mūsų laukia labai įdomi pamoka. Mes statysime kalėdinę eglutę. Mūsų pamokos tikslas skatinti kūrybiškumą, smulkiosios motorikos įgūdžius ir komandinį darbą, taip pat ugdyti pagrindinių geometrinių formų pažinimą ir praktinį jų taikymą, kartu stiprinant lietuvių kalbos žinias ir susipažinimą su kalėdų tradicijomis Lietuvoje bei Norvegijoje. Pirmiausia, aš noriu Jums užduoti vieną klausimą. Kokios šventės artėja? Pabandykite atspėti. Taip, visiškai teisingai. Artėja Kalėdos ir Naujieji metai. Man jos yra vienos gražiausių švenčių metuose, kurių metu mes galime džiaugtis šeimos ir draugų kompanija, dovanomis ir žinoma šventiškai papuoštais namais ir miestu. Ir šiandien mes savo rankomis sukursime šiek tiek kalėdinės nuotaikos, statydami savo kalėdų eglutes iš lego kaladėlių. Kaip manote? Ar visur kalėdinės eglutės vienodos? Ar pavyzdžiui, eglučių papuošimai Lietuvoje skiriasi nuo eglučių papuošimų Norvegijoje? Puikus klausimas, ar ne? Galbūt nustebinsiu Jūs, bet atsakymas yra ne. Nors švenčiančių Kalėdas yra labai daug, net ten, kur nėra sniego, kalėdinės eglutės nėra vienodos visur. Kiekvienoje šalyje yra savų tradicijų. Pavyzdžiui, Lietuvoje ir Norvegijoje eglučių papuošimai gali taip pat šiek tiek skirtis. Lietuvoje tradiciškai ant eglutės kabiname spalvingas lemputes, įvairių spalvų ir formų kalėdinius žaisliukus. Kai kurios šeimos mėgsta naudoti natūralius ar net valgomus papuošimus, tokias kaip pavyzdžiui sausas cinamoninės lazdelės ar apelsinų žievelės, medžio drožinius ir panašiai. Net ir saldainiai gali tapti eglutės papuošimu. Norvegijoje eglutės papuošimas taip pat yra svarbi šventinė tradicija. Čia galima rasti papuošimų su šiauriniais motyvais, tokiais kaip elniai ar snaigės. Taip pat ir tradicinius norvegiškus raštus. Be to, Norvegijoje yra paplitę rankų darbo papuošimai iš popieriaus. Pavyzdžiui, popierinių širdelių ar žvaigždžių naudojimas. Abiejose šalyse kalėdinės eglutės yra ne tik gražios, bet ir turi gilias reikšmes, simbolizuojančios šviesą ir viltį tamsiuoju metų laiku. Pasvarstykite garsiai. Ar kalėdų eglutė puošia tik šeimos namus? Pasidalinkite savo patirtimi. Taip. Iš tiesų, kalėdų eglutės puošia ne tik mūsų namus. Jos taip pat atsiranda mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose, parduotuvių vitrinose, miestų aikštėse ir netgi biuruose. Kiekvienoje vietoje jos neša šventinę nuotaiką ir sukuria jaukumą. Kai matote eglutes visur aplinkui, jos primena mums apie bendruomeniškumą ir bendras tradicijas. Nors kiekviena eglutė yra unikali, jos visos dalijasi tuo pačiu šventiniu džiaugsmu. Galbūt jūsų namuose ar net čia mokykloje eglutė puošta ypatingai, su ypatingais žaisliukais, kurie turi savo istoriją. Dabar, kai artėja šventės, kviečiu jūs ne tik džiaugtis eglutėmis, bet ir suvokti, kaip ši graži tradicija mus visus sujungia. Ir nepamirškime, kad svarbiausia ne eglutės dydis ar spalvingumas, bet meilė ir šiluma, kurią ji neša į mūsų širdis. Prieš pradedant konstruoti, prisiminkime, kas yra jėga. Jėga – tai vieno kūno poveikis kitam. Veikiant jėgai, kūnas keičia judėjimo greitį, kryptį ir didumą. Pavyzdžiui, įsivaizduokime kalėdų senelį, keliantį sunkų dovanų maišą nuo žemės grindų. Norėdamas pakelti maišą nuo grindų, kalėdų senelis turi panaudoti jėgą, kadangi maišas yra veikiamas nematomos jėgos gravitacijos. Kai kalėdų senelis taiko pakankamai jėgos, maišas pradeda kilti nuo grindų, o tai ir yra jo judėjimo greičio ir krypties pasikeitimas. Šiame pavyzdyje veikia kelios jėgos – kalėdų senelio rankų taikoma jėga kelti maišą aukštyn ir gravitacijos jėga, traukianti maišą atgal prie grindų žemės. Abi šios jėgos yra svarbios suprantant, kaip objektai juda ir kaip mes galime juos kontroliuoti.
Taigi, kai statysime mūsų kalėdų eglutę, atsiminkime, kad kiekvienas mūsų judesys ir kiekvienas dalių sujungimas taip pat yra jėgos poveikis. Norint padėti dovanų maišą ant grindų, kalėdų senelis taiko stūmimo jėga. Norėdamas nuvežti dovanų maišą ir eglutę iš vieno taško į kitą, pasinaudodamas sniego mobiliu, kalėdų senelis taiko traukos jėga. Dabar patyrinėkime eglutę. Aš jums pateikiau 6 žodžius, kurie susiję su šventinė eglute, o jūsų užduotis yra nupiešti rodyklę nuotraukoje, rodančią į tai, ką šie žodžiai reiškia. Taigi, pažiūrėkime, ar galite atpažinti šiuos kalėdinius elementus. Pasiruošę? Girlianda. Rodykite, kur eglutėje yra girlianda. Viršūnė. Parodykite, kur yra eglutės viršūnė. Kamienas. Jei yra, nurodykite eglutės kamieną. Žaisliukas. Galite nupiešti rodyklę prie eglutės žaisliuko. Lemputė. Kur yra šviesos lemputė ant eglutės? Dovana. Nupieškite rodyklę po eglute esančią dovaną. O štai ir atsakymai. Kamienas nuotraukoje yra nematomas, todėl aš jį pažymėjau punktyrinę liniją. Šiek tiek padarykime pertraukėlę ir padainuokime apie eglutę. Žodžiai yra tokie. Eglutė skarota. Eglutė žalia. Meškutė gauruota. Ją lanko šilė. Jos liauna kamieną. Kalena geniai. Kalėdoms eglutė. Papuoš mokiniai. Pakartokime. Eglutė skarota. Eglutė žalia. Meškutė gauruota. Ją lanko šilė. Jos liauna kamieną. Kalena geniai. Kalėdoms eglutė. Papuoš mokiniai. Meškutė gauruota, ją lanko šilė, jos liauna kamieną, kalena geniai, kalėdoms eglutė, papuoš mokiniai. Eglutė skarota, eglutė žalia, meškutė gauruota, ją lanko šilė, jos Ar atpažįstate šių 2023 metų 4 didžiausių Lietuvos miestų kalėdines egles? Taip, tai yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio 4 didžiausių Lietuvos miestų kalėdinės eglės 2023 metais. Kuri eglutė tau labiausiai patinka? Taigi, laikas konstruoti mūsų eglutes. Ir tai mes darysime 3 etapais. Pirma. Dirbdamos individualiai arba porose ir sekdamos mano instrukcijas pastatysime stacionarią kalėdų eglutę. Po to turėsime laiko patobulinti eglutę ir padaryti, kad ji suktųsi. Galiausiai aš jūsų paprašysiu identifikuoti stūmimo ir traukimo jėgas bei jas paaiškinti, kai eglutė sukasi į vieną ar kitą pusę. Rinkinio kaladėlės yra labai mažos, jos labai greitai pasimeta. Todėl būk dėmesingas ir nukritus detaliai iškart ją pakelk. Grąžink ją į jai skirtą vietą. Palaikyk darbo vietą tvarkingą. Tiesa, draugiškas mano priminimas. Nenaudok savo dantukų atskirti detalės. Tam rinkinyje turime separatorių.
Jis gali būti kitos spalvos, bei jo funkcija ta pati. Pradėkime. Kiekvienam žingsniui duosiu laiko surasti Lego detalės, tačiau jeigu reikia daugiau laiko, tu gali sustabdyti šitą vaizdo įrašą. Pirmiausia, suraskime baltą pagrindą mūsų eglutei. Ar radai? Sustabdyk vaizdo įrašą, jeigu reikia daugiau laiko. Dabar rask tokius du šviesiai mėlynus krumpliaračius ir sujunk juos su balta eglutės platforma. Dar kartelį priminsiu, tu gali sustabdyti šį vaizdo įrašą, jeigu reikia daugiau laiko. Na, o kaip šios detalės? Ar pavyko jas rasti? Ketvirtas žingsnis yra štai toks. Dar dvi naujos detalės. Ar jau galime judėti toliau? Kaip sekasi?
Ar jau galime judėti toliau? Kaip sekasi?
Na, ir štai. Tu tai padarei. Pastatei kalėdų eglutę iš turimo detalių. Dabar per 1 minutę sugalvok ir šiek tiek pakeitus mūsų statytinį padaryk, kad eglutė suktųsi. Ar pavyko tai padaryti? Pavyzdžiui, jeigu atsargiai atskirtume eglutę ir dovanėlę nuo balto pagrindo ir sujungtume jas su šiomis dviejomis detalėmis, manau, uždavinys būtų išspręstas. Dabar galime pademonstruoti stūmimo ir traukimo jėgas sukant kalėdų eglę ratu. Pabandykime. Kai sukame kalėdų eglutę ratu, veikia abi pagrindinės jėgos - stūmimo ir traukimo. Stūmimo jėga - tai jėga, kurią taikome stumdami eglutę nuo savęs. Pradėdami sukti eglutę, mes taikome stūmimo jėgą su savo rankomis. Ši jėga nukreipta į eglutės pagrindo centrą, padedant jai suktis. Šios jėgos dydis priklauso nuo to, kaip stipriai stumėme ir nuo trinties tarp eglutės ir jos atramos. Traukimo jėga - tai traukimo jėga. Jei kas nors padeda iš priešingos pusės, jis ar ji taiko traukimo jėgą sukdamas ar sukdama eglutę link savęs. Ši jėga papildo stūmimo jėgą, padedant užtikrinti sklandų eglutės sukimosi procesą. Traukimo jėga paprastai taikoma priešinga kryptimi nei stūmimo jėga. Padedant kontroliuoti eglutės judėjimą, sukant eglutę, šios jėgos turi būti subalansuotos, kad pasiektumėme sklandų, tolygų sukimosi procesą be eglutės apvirtimo ar sugadinimo. Stūmimo ir traukimo jėgos turėtų būti taikomos švelniai ir nuosekliai, kad sėkmingai pasukti eglutę 360 laipsnių, tai yra apsukti visų ratu. Kaip visada, šiandien buvo dar viena puikiai pamoka. Dabar, kai artėjame prie pamokos pabaigos, norėčiau, kad tvarkingai susitvarkytumei savo darbo vietą. Pirmiausia, prašau išardyti savo eglės modelį ir kiekvieną detalę padėk atgal į jos atitinkamą vietą padėkle, pagal nurodytas spalvas padėklo kampuose. Jei matai netyčia ant grindų nukritusią kaladėlę, nepamiršk jos paimti ir grąžinti į vietą, kur ji priklauso. Prieš užbaigiant šiandienos pamoką pakartokime. Fizikoje jėga yra sąveika, dėl kurios veikiamas objektas stumiamas arba traukiamas tam tikra kryptimi. Stūmimas apibrėžiamas kaip jėga, dėl kurios objektas pajuda iš ramybės būsenos. Stūmimo jėga yra priešinga traukimo jėgai. Kai daiktas stumiamas, jis linkęs tolti. Na, o traukimas apibrėžiamas kaip jėga, dėl kurios objektas pajuda iš ramybės būsenos ir juda link traukėjo. Traukimo jėga yra priešinga stūmimo jėgai.
Kai daiktas traukiamas, jis linkęs artėti. Galiausiai, pasidalink. Pasirink bet kurią kaladėlę, kuri tavo nuomonę geriausiai atspindi tavo žinias. Geltona, aš manau, kad galiu paaiškinti, ką reiškia stumti ir traukti. Mėlyna, aš žinau, kad galiu paaiškinti, ką reiškia stumti ir traukti. Žalia, aš galiu paaiškinti, ką reiškia stumti ir traukti, ir taip pat galiu padėti draugui suprasti šiuos žodžius.